Taigi labą dieną visiems. Šiandien turime 89 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie pramonės perversmą Anglijoje ir jo įtaką Europai. Šį kartą pakalbėsime apie pokyčius visuomenėje, pirmiausiai apie miesto augimą ir socialinės problemas. Taigi amerikiečiai pakylė į kovą už savo nepriklausomybę, paskelbė žmogaus teisių deklaraciją, kurioje įtvirtino, jog visi žmonės yra lygūs, turi naudotis tomis pačiomis teisėmis ir laisvėmis. Panašius principus apie žmonių lygybę, laisvę ir brolybę Didžiosios Prancūzų revoliucijos metais paskelbė ir prancūzai. Tačiau ar po to pasikeitė materialinis žmonių gyvenimas? Po politinių revoliucijų kilo pramonės, atnešusi ne tik pažangą, bet ir daug skaudžių socialinių ekonominių problemų. Šimtai tūkstančių žmonių iš kaimo ūkio ar nedidelės amatininko dirbtuvės, negalėdami išmaitinti šeimų, geresnio gyvenimo traukė ieškoti į miestus. Miestų pakraščiuose, netoli fabrikų, skubiai pradėta statyti daugiaaukščius namus, kuriuose vienai darbininkų šeimai buvo skiriamas tik vienas kambarys. Vienintelė taisyklė, kurios turėjo laikytis namų kabutėse barakų statytojai, kad kiemas būtų tokio dydžio, jog jame galėtų įsitekti gaisrininkų vežimas. Į tokius kiemus arba butus negalėjo patekti saulės spinduliai ar gaivesnis oras. Gyvenimo sąlygos buvo antisanitarinės. Lengvai galėjo plisti įvairios lygos ir epidemijos. Europos miestus iki pat antros XIX amžiaus pusės, kol jie buvo pradėti pertvarkyti, modernizuoti, nuolatos niokojo gaisrai. Tiesa, ir buržuazija tuo metu gyveno daugiabučiuose, tai yra daugiaaukščiuose namuose. Tačiau jų butai buvo dideli, su keliais kambariais, į kuriuos kiekvieną dieną buvo atnešamas vanduo. Tik labai turtingi žmonės, aristokratija, gyveno vilose, namuose ar rūmuose. Bet pamažu padėtis keitėsi, pradėjus statyti tobulesnius namus, pagerėjo žmonių buitis. XIX amžiaus pradžioje apšviečiama buvo dujomis, miesto transporte pradėti naudoti arklių traukiami vagonai. 1853 metais Londone buvo nutiestas pirmasis požeminis geležinkelis. 1856 metais visame Paryžiuje pradėta tiesti kanalizacija, o dar vėliau ir vandentiekį. Apie europiečių buitį. Jau antroje XVIII amžiaus pusėje ir XIX amžiaus pradžioje europiečių tradicijos ir buitis iš esmės keitėsi. Žmonės visada kėlė klausimą, ką daryti, kad gyvenimas taptų ilgesnis. XVIII amžiaus pabaigoje Europoje, ypač Anglijoje bei Prancūzijoje, pradėta tyrinėti maitinimosi problemas, stengtasi išsiaiškinti maisto poveikį sveikatai. Nustatyta, kad alkoholis yra žalingas, nors anksčiau jis laikytas gyvenimo eliksyru. Ištirta, kad riebi mėsa neigiamai veikia kraujo apytaką, apsunkina širdies darbą,
o paukštiena atvirkščiai yra gerokai lengvesnis maistas. Tokie tyrinėjimai turėjo įtakos europiečių virtuvei. Virėjai privalėjo orientuotis į naujausius mokslo pasiekimus ir gaminti maistą taip, kaip to pageidavo aukštesnieji visuomenės sluoksniai. Ne veltui vienas XVIII amžiaus pabaigos virėjas yra pasakęs, kad virtuvė turi tapti chemiška, kabutėse. Jis turėjo galvoje tai, kad maistas turi tiesiog patenkinti žmogaus fiziologinį poreikį. Tiek iš europiečių kelionių į tolimus kraštus aprašymų, tiek iš rytų keliautojų aplankiusių Europą galima spręsti, jog XVIII amžiaus pabaigoje, XIX amžiaus pradžioje labai išaugo europiečių susidomėjimas ne tik maisto gaminimu, bet ir stalo kultūra, tai yra jo patiekimu. Taip įvedamas kabutėse stalo reglamentas, kuriame nustatoma, kaip žmogus turi elgtis prie stalo, kaip jis turi paimti maistą, koks turi būti jo skonis ir išvaizda. Susiformuoja stalo kultūra, kuri iš esmės nepakito iki pat šių dienų. Valgomasis stalas turi būti užtiestas staltiese, žmonės turi sėdėti ant kėdžių, naudoti stalo įrankiais, tai yra ne tik peiliu ir šakute, bet ir specialiomis žnyplėmis austrėms išardyti, specialiais šaukštais, šakutėmis žuviai ir taip toliau. Be abejo, tokie nauji vėjai pirmiausia apėmė tik aukštuomenę, pasiturinčią visuomenės dalį. Neturtingiems gyventojams svarbiau buvo užsidirbti nors juodai duonai. Tačiau nauji papročiai skverbėsi ir į darbininkų, smulkiųjų amatininkų buitį. Dažnai net pajuokaujama, kad per didžiąją prancūzų revoliuciją bajorų virėjai, netekę darbo, pradėjo maitinti tautą. Iš tiesų, jau XVIII amžiaus pabaigoje vakarų Europoje vienas po kito buvo atidaromi restoranai, kavinės ir užeigos, kurie mėgdžiojo stalo taisykles, kurių buvo laikomasi aukštuomenės namuose. XVIII ir XIX amžiaus sandūroje didelė pažanga pasiekta higienos srityje. Pasikeitus įpročiams imta dažniau praustis muilu, keisti patalynę, apatinius rūbus. Pasikeitė mada, atsisakyta įmantrių, sudėtingų rūbų, aptemptų kelnių, suknelių. Keitėsi ir namų interjero mada. Visiškai nemadingos tapo masyvios užuolaidos, sienų kilimai, lovų užuolaidos. Apie pažangą medicinoje. Sparčią pažangą medicinos moksle atspindi keli XVIII amžiaus pabaigos atradimai. Vienas reikšmingiausių buvo anglų gydytojo Eduardo Jennerio 1796 metais išrasti skiepai. Taigi buvo pradėta efektyviau kovoti su įvairiomis ligomis. XIX amžiaus pradžia tai audringų diskusijų tarp medikų laikas. Buvo neigiami seni, kuriami nauji, šiuolaikiški medicinos higienos nurodymai. Tokių mokslinių diskusijų centru tapo Paryžius, kur valdant Liudvikui XVIII įkurta medicinos akademija. Klinikiniai ligonių stebėjimai buvo nuosekliai užrašomi, taigi ir tikslesni. Juos buvo galima apibendrinti ir nustatyti įvairių ligų požymius. Taip įvairūs karščiavimai anksčiau atrodė vienodi, dabar, atsižvelgiant į patologinius bei organinius negalavimus, buvo suskirstyti pagal įvairius požymius. Nepaprastai reikšmingas buvo narkozės išradimas. 1841 metais
pirmą kartą įvykdytas bandymas su etilo narkoze. Tai paskatino sparčią pažangą chirurgijos srityje. Tiesa, buvo išlikę dar senų medicinos metodų naudotų dar viduramžiais. Jie tik pakenkdavo. Pavyzdžiui, iki pat XIX amžiaus vidurio buvo naudojamas kraujo nuleidimas, kol sužinota, jog ligoniui tokia procedūra galėjo būti net mirtina. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie miestų augimą ir socialinės problemas. Kodėl XIX amžiuje Europoje ėmė sparčiai augti miestai? Kokios buvo darbininkų sąlygos miestuose? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie europiečių buitį. Kaip pasikeitė europiečių buitis XIX amžiuje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia, trumpai papasakokite apie pažangą medicinoje. Kokie medicinos mokslo atradimai buvo padaryti XVIII amžiaus pabaigoje, XIX amžiaus pradžioje. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.